Labą dieną. Taip, čia tu mama esi? Ne, aš tuoj duosiu mamą. Mhm. Gerai. Klausau. Klausau, laba diena, kuo jūs vardu? Labą dieną, esu Lina. Lina, ponė Lina, kaip gyvenat? Nu nieko, va čia sūnus paprašė, kad pakalbėčiau, kad jis radiją. Taip, ar jūs žinot, kas čia per radio stotis? Nu, man girdėjau, kad jis gaus 100 kreditų. Aha, o žinot, kokia čia radio stotis? Nu, nelabai. O norėtumėt sužinot? Nu, papasakokit. Zip FM. Ar žinot tokią radio Ir kas čia stotį? per laida? Čia, Nelabai. čia matot, čia šeštadieniais mes darom tokią naują laidą pas mus programui, kai, žodžiu, reikia, kad klausytojų mamos paskambintų ir vat tiesiog dalinam prizus. Tai, ponė Lina, aš visada šitoj rubrikoj paklausiu mamų, ar jūsų sūnus prie kompiuterio žaidžia daug ar pakankamai, kad neišvarvėtų akis? Nu, taip saikingai sakyčiau, šiaip kai gerai mokosi, tai manau, kad čia toks jų dabar atsipalaidavimo būdas, tai kažkaip užskaitau, tai kaip laisvalaikio praleidimą. Aišku, mums tėvam norėtųsi, kad biškiai aktyviau viskas būtų, kad daugiau išeitų ir erdvėje kažkokiai susitiktų su savo draugais, bet yra dabar kaip yra. Jūs sakot, jūsų sūnus gerai mokosi, kaip jo baigęs pusmečiai ar trimestrai? Kažkur apie 8 yra vidurkis. Nu ką, tai smagu, kad mokosi. O kelintokas jūsų sūnus? 9 klasę dabar baigė. Baigė 9 klasę. Ar jūs pergyvenat, jog 10 klasė jam reikės laikyti 10 klasės patikrą PUP? O aš žinokit, dabar konkrečiai nieko net nesidomėjau, nes tiek eina tos permainos, kad sunku prie kažkokio tai prisirišti prie to švietimo sistemos. O ką jūs galvojate dabar, kadangi jūsų sūnus baigė 9 klasę, tai jam jau kitais metais bus prailginti mokslo metai, tai yra iki birželio 16. Ar jūs pritarėt šiam sprendimui? Nežinau, reikėtų tų pačių vaikų klausti, kaip jie, nes paskutinės dienos, kiek aš girdėjau mokyklai, kad buvo tiesiog 3 vaikai klasiai ir ar ten iš viso tiesiog nelabai ką ir veikia paskutiniam dienom. Tai nežinau, kaip čia bus birželio mėnesį, nebent pati švietimo sistema kažkokį sugalvos jiems kažkokį planą, kaip tai, bet aš įsivaizduoju, kad vis tiek vasaros laikotarpiu, kai saulė šviečia, jau norisi labiau ir atostogauti, negu kad mokytis. Taip, tikrai taip, ponė Lina. Tai dabar reikia, kad jūs pasakytumėt savo sūnaus vardą pavardę žaidime, kaip jis ten pasivadinęs. Pasakyk. Mantas Gaidys. Ar jūs... Suprantu, čia vardas ir pavardė čia jau. Taip, o kaip jūs, Lina, jaučiatės, kai jūsų sūnus žaidime pasivadina tokią pavardę? Nu, jis, žinokit, galėjo pasirinkti bet kokią, bet pasirinko Gaidys. Nu, aš manau, kad jis turi gerą humoro jausmą. Ir realiai tai manau, kad jam visai linksma. Taip, tikimės. ID, dar sakė ID pasakyti, 69. 69, o ir 69, nuostabus ID. Tai ponė Lina, ačiū. Ar jūs ponė aš galiu vadinti, ar čia labai nusendina? Gerai. Tai ponė Lina, ačiū Jums, kad Jūs nepabijojot pakalbėti ir Jums linkiu gerą vakarą. Ačiū Jums, kad palaikot jaunimą ir bendraujat su jais. Tikiu, kad būsit naudingi ir esat reikalingi jam. Tikrai taip, ačiū Jums labai ponė Lina. Va, matot, kokia nuostabi mama, ponė Lina. Ir kas čia toks, pamiršau, Mantas Gaidys. Tai Mantai Gaidy, sveikinu tave ir dėkoju, kad tavo mama nepabijojo paskambinti, žodžiu, ir 100 kredito teks tau, po laidos parašysiu laiškelį Bumeriui. O dabar mums skambina mūsų mažasis klausytojas Domas. Taip, Domai.